Štai ir jis. Mūsų laukia 6 kovotojų komandinis mačas. Mizas suvienys jėgas su štai šiais 2 vyrukais. Raibakselio komanda. Sutikite, 95 kg sveriantį imtynininką iš Holivudo, Floridos, Dolfą Ziglerį. Na, nujaučiu, kad turėtų būti puikus mačas. O Mizas ir šį vakar pasiruošęs kovoti su saulės akiniais. Vienas labiausiai uždegančių ir įkvepiančių publiką prisistatymų. Dabartiniai komandinių kovų čempionai, kurių bendra masė 215 kg, Jimis ir Džėjus Usas. Beje, keletas įdomių naujienų. Pirmiausia, apie Dolfą Ziglerį. Praėjusią savaitę jis įveikė tarp žemyninį čempioną Mizą. Praeitą savaitę Smackdowne Zigleris pralaimėjo Bo Dallasui į mačą įsikišus prie komentatorių stalo sėdėjusiam Mizui. Dolfas Zigleris labai rimtai nusitaikęs į tarp žemyninio čempionio titulą. Beje, mačiau paskutinį Olos filmą, jis puikiai suvaidino Heraklį, tačiau dabar Holivude populiaresnis yra Mizas, tarp žemyninis čempionas. Sunseto bulvare visi kalba tik apie jį. Taip, Mizas prisidengia savo veidą ir spruko iš ringo, jį pakeičia Raibekas ir smūgiu į nugarą patęsė Dolfą Ziglerį. Raibakselio komanda praėjusį penktadienį Smackdowne turėjo progą įveikti komandinių kovų čempionus, bet Jimis su Džėjumi į pagalbą pasitelkė tai, ką jie vadina Usos magija. Ir išplėšė tada pergalę. Jie varžovams nematant susikeitė, toks sukčiavimas. Ir dabar dar galim šiek tiek pakalbėti apie Stefanį. Internetą užpildė trolių armija, vadinanti Stefanį kalinę. Žinutės skirtos Stefanį, kuri praeitą savaitę buvo suimta ir atsidūrė areštinėje, švelniai tariant įžeidžiančios. Kita vertus, areštinėje jį praleido vos porą valandų. Šį mačą stebi Big E, Kofis Kingstonas ir Xavieras Woodsas. Praeitą savaitę Big E ir Kofis pralaimėjo Raibakseliui. Po mačo Xavieras įžengė į ringą ir Big E su Kofi pasakė įdomių dalykų. Nebus progreso, cituoju, jei visuomet darysite tai, kas jums liepiama. Išaušo mūsų era, atėjo laikas susitelkti, atrasti tvarką ir tikslą. Daugiau mes neprašysime, o tiesiog pasiimsime. Citatos pabaiga. O čia Akselis išspiriamas iš ringo. Ir dar vienas smūgis, kad kuo toliau nuo ringo. Skraidantis Usas. O dabar jau Zigleris pasiunčia Mizą į Holivudo kalvas. Akiniuoto žmogaus negalima mušti. Dolfas vos jam neužvažė. Mes grįžtame į eterį, jūs stebite 6 kovotojų komandinį mačą. Tarp žemyninis čempionas Mizas kartu su Raibakselio komanda kaunasi prieš komandinių kovų čempionus Usos. Šalia ringo mačą stebi Xavieras Woodsas, Kofis Kingstonas ir Big E. Big E. Tokie jo platus pečiai, kad ne viską gali matyti, kas vyksta ringe, ar ne? Kita vertus jam ant nugaros, tarsi baltos paklodės, būtų galima rodyti filmą. Gerai, Xavieras Woodsas, priminėme, ką pasakė Big E ir Kofiui.
Mes neprašysime, o pasiimsime. Atėjo laikas susitelkti, atrasti tvarką ir tikslą. Praėjusį antradienį Big E ir Kofis iškovojo pergalę main evente. Galbūt tam įtakos nieks negali ginčytis turėjo ir Xaviero Woods'o žodžiai. Nelabai gražus Mizo gestas, Mizui tai sukelia šypseną. Beje, tai yra teisybė, kad neseniai buvo pradėtas rodyti uolos filmas Heraklis. Ir tą progą norime jį pasveikinti mūsų vardu, nes filmas per savaitgalį jau spėjo uždirbti $30 milijonų. Daug. O dabar grįžkime prie Mizo. Turbūt pritarėt, kad daugiausiai apie Mizą kalba pats Mizas. Nes jis yra legenda. Legenda pats savo. O tuo tarpu visas pasaulis kalba apie uolą, bet Holivude visų žvilgsniai nukreipti į Mizą, tarp žemyninį čempioną. Apie jį kalba nemažai žvaigždžių. Deniras, Kaprijas, Heather Locklear. Dolfas Ziggleris. Nėra nepastebima figūra. Ringe tarpžemyninis čempionas Mizas, kuris iškovojo šį titulą laimėdamas karališkąją kovą mūšio lauko turnyre. Dolfas Ziggleris manė, kad įveikė Šeimusą, bet Mizas tykoje stringo pakraštyje. Čia kalbu apie tą karališkąją kovą. Pasirodo, nebuvo eliminuotas, jis prisėlino ir nugvelbė čempiono diržą iš Zigglerio. Praeitą savaitę Dolfas susirevanšavo Mizui, tiesa, tame mače nebuvo kaunamasi dėl čempiono titulo. Didžiąją mačo dalį jis praleido tūnodamas ringo pakraštyje, slėpėsi, tokia buvo jo taktika. O tada teisėtai grįžo į ringą ir permetė Dolfą per virvę, nors ir prisėlėnės iš nugaros. Tokia strategija. Vieniems jį būna sėkminga, kitiems nelabai. Bandymas pasikeisti. Ringe pasirodo pamaiva Dolfas Ziggleris. Ir Dolfas kaip pasiutęs. Neckbreakeris Dičkiui. Smūgis alkūnė į krūtinę. Nesėkmingas mėginimas likti Feimeserį. Matome, koks vikrus yra Ziggleris, bet vikrumas šį kartą jo negelbsti. Ojojojojoj. Ant pečių Raibekui. Rengėsi jis atlikti shell šoką. Raibekas nebeturi su kuo apsikeisti. Ziggleris prispaudžia varžovą ir pergalė buvo taip arti. Mizas nutraukė Zigglerio veiksmą. Saugok pinigų mašiną, tai yra veidą, reikia palinkėti Mizui. Šį kartą jis vos nepraleidžia smūgio į veidą. Tai būtų tikra tragedija Mizui. Holivudo studijoms grėstų bankrotas. O čia Uso skrydis per virvės ir Kurtisas Akselis patiestas. Stebėkite Mizą. Raibekas iškelia Zigglerį. Zigzagas. 1, 2, 3. Dolfas Usas išplėšė pergalę. Graži kova. Visko buvo daug. Na, Mizui svarbiausia, kad veidas nesužeistas, o mačo nugalėtojai Dolfo Zigglerio ir Usos komanda. Na taip, veidai viskas gerai. O taip įdomu, ką apie tai mano Kofis, Xavieras ir Big E. Apie Dolfo ir Usos pergalę pirmadienio vakaro Raw. Xavierui reikėtų pažiūrėti į Dolfo komandą ir ištarti štai, kaip tai turėtų būti daroma. Ponios ir ponai, truputį anksčiau Stephanie McMahon pakvietė Brie į ringą, kad užglaistytų nemalonų incidentą. Norėtume